Ko gero didžiausia automobilio problema žiemą tai yra išsikrovęs akumuliatorius. Šiandien nekalbėsim apie tai, kaip išvengti šios problemos. Šiandien papasakosim, kaip teisingai pasirinkti akumuliatorių savo automobiliui. Pažįstamas vaizdelis ar ne? Manau, daugelis su tuo susidūrė vienaip ar kitaip. Vienam gal pačiam teko autobusu į darbą važiuoti, kitas gal kaimynui padėjo. Bet kokiu atveju, jeigu taip tenka žiemą užsivesti automobilį, reiškia netrukus teks vykti į parduotuvę ir rinktis naują akumuliatorių. Tačiau kaip pasirinkti teisingai, į ką atkreipti dėmesį? Juk akumuliatorių šiais laikais yra gausybė, o už palyginus taip pat atrodančią dėžę pardavėjai prašo nuo 100 iki daugiau kaip 500 litų. Aišku, reikėtų kreiptis į specializuotą parduotuvę, servizą. Ten tikrai vyrai išmanantys savo darbą, jie pagelbės. Vėlgi, reikia tikrai žinoti automobilio visus parametrus. Tai yra litražas variklio, kilovatai, metai, kas be ko. Pagal tai gali tikrai parinkti tinkamį akumuliatorių jūsų automobilį. Klaida yra ta, kad žmogus, kuris nori parduoti produktą, jisai visą laiką siūlo tik tai, ką jisai turi. O reikia pasikliausti žmogaus sąžiningumo pirmoje eilėje. Nes parinkus neteisingą akumuliatorių, tai yra silpnesnė, kuris skirtas, kaip pavyzdys, yra benzininiam varikliui, o ne dizeliniam, aišku, žmogus ryte atėjęs tos mašinos nebeužves. Jeigu labiau pasikliaujate savo galvą, o ne pardavėjo patarimais, derėtų žinoti, kad akumuliatoriai būna kelių rūšių. Rinktis akumuliatorių gali ir aptarnaujama, ir neaptarnaujama. Kuo skiriasi tas aptarnaujamas akumuliatorius nuo neaptarnaujamo? Tas, kad kaip šiuo atveju tai yra kamštukai, kuriuose yra elektrolitas, yra distiliuotas vanduo. Ir čia jau reikia iš tikrųjų priežiūros šitam akumuliatoriui. Atsukus tą patį kamštelį, ten viduje yra toks kaip ir lygio matuoklė panašiai, ten jau yra iš plasmasės išlieta. Pagal tai paprasčiausiai galima tik tai papildyti to pačio distiliuoto vandens ir jį pakrauti, tai yra stacionariu įtaisu. Klaidinga yra tai, kad žmogus galvoja, jeigu akumuliatorius įsikrovė, jisai pavažiuos su automobiliu tam tikrą laiką ir jisai pasikraus. Čia yra iš tikrųjų mitas, jisai tik tai kažkiek atgaivins, bet pilnai akumuliatorius susikrauna tik su stacionariu prietaisu. Neaptarnaujamas akumuliatorius, kaip šiuo atveju paimkim tokį, yra plokštuma, vairuotojui rūpintis nieko nereikia. O kiek maždaug procentaliai brangesnis neaptarnaujamas akumuliatorius už aptarnaujamą? Maždaug 50-60 litų. Tai yra, aš manau, žmogui tai yra, taip, tai yra žmogui yra dideli pinigai. Kai kurie akumuliatoriai turi indikacinės lemputes, tai yra ten vėlgi spalvom atžymėta ir pats netgi vairuotojas atsidaręs akumuliatorių, jeigu jis tokį nusipirko akumuliatorių, jisai gali pasižiūrėti, ar tai yra pilnai įkrautas akumuliatorius, ar tai yra jau, sakykime, jisai pusė jo tik tai talpos. Be to labai svarbus, ar ko gero net svarbiausias parametras yra akumuliatoriaus talpa. Jis skaičiuojama ampervalandėmis ir kiekvienam automobiliui priklausomai nuo variklio ir dar daugelio kitų parametrų gamintojai nustato tam tikrą akumuliatoriaus talpą. Perkant akumuliatorių derėtų jos laikytis. Jeigu, tarkim, kaip pavyzdys yra 55 ampervalandės, tai aš drąsiai galiu žmogui siūlyti 65 ar ten 62 ampervalandės. Tai yra gamintojas lygiai tą patį numato. Atsakyti klausimą tai, kas gali būti, tai yra, jeigu parinksit akumuliatoriaus talpą mažesnę negu duoda gamintojas, analogiškai generatorius jį perkraus. Jeigu parinksit didesnės talpos negu leistina yra, jo nedakraus. Tai yra, aš iš principo neišnaudosiu akumuliatorių galimybių jūs neišnaudosit ir sutrumpinsit jo tarnavimo laiką. Galų gale nepriklausomai nuo to, kokį akumuliatorių pasirinkote, prisiminkite, kad jo nusėdimas dažniausiai būna susijęs visai ne su nekokybišku ar blogu akumuliatorium. 9 atvejais iš 10 akumuliatorius išsikrauna arba deramai nepasikrauna dėl visai kitų, su juo tiesiogiai nesusijusių priežasčių. Viena kurių gali būti banali – itin galinga audio aparatūra sumontuota automobilyje. Nes vėlgi gamintojas jisai paskaičiavo, kiek yra elektros šaltinių automobilyje, kuriuos jisai turi aptarnauti. Ir kada jau padaro mūsų audio aparatūros intervenciją į automobilį, vadinasi,
dalį savo elektros energijos jisai turi ir užmaitinti tą visą aparatūrą. Tai Tuo atveju yra nedakraunamas vėlgi akumuliatorius. Tada turėtų būti analogiškai parenkamas galingesnis generatorius, galingesnis akumuliatorius, kad atitiktų tuos visus reikalavimus. Ir pabaigai pirkdami akumuliatorius tenkitės, kad jam būtų suteikiama garantija ir pasikliaukite žinomais pardavėjais. Nes nusipirkus akumuliatorių kur nors turguje, ne visada galite tikėtis, kad garantija jam galios.